Sveiki, aš Kostas. Ausian. Šiandien klausim Kauno žmonių, ką jie žino apie ledo ritulį ir kviesim juos į varžybas. Kokias sporto šakas sportuoja šitas vaikinas? Kaip manai? Gal tinklinį? Lemo tinklinį arba kokią rankinę. Tai jau futbolą jau linksiu, taip darė galvą, krepšinis per žemas atrodo. Galiu duoti užuomeną, sportas žaidžiamas su lazda. Komandinis sportas. Su lazda ir kur šalta. Kur šalta? Ai, ledo ritulis. Teisingai. Tada antras klausimas. Kokią vietą Kaunas City komanda užėmė praeitame sezone Lietuvos ledo ritulio čempionate? Nežinau, gal 5. Jėzus Kristus, reikia žinoti, kas per sportas, kad žinotų, tai sakykim, antrą. Antrą. Pirmą. Pirmą, o! Palauk, koks dar buvo klausimas? Jo, kiek žaidėjų, palauk, aš dabar užduodu, tada sakysiu. Kiek žaidėjų žaidžia vienu metu ant ledo? Komandai gal 7, tai gal 14. Iš viso. Neteisingai. Esat kada į ledo ritulį atėję? Ne. Ne kartą nebuvot, nematėt? Kiek gali? Nežinau, kiek. Teisingai. Per dvi per vieną? Per vieną. 6. Teisingai, suvarti. Klubų žais Jungtinė Baltijos šalių lygoje šiais metais. Bet įsivaizduoju iš tikrųjų. Šiais metais. Turėtų būti kiek, kur ledo arenos yra, Kaune, Vilniuje, kur... Baltijos šalių. Tai gerai, bet kiek Lietuvos komandų? Ai, Lietuvos komandų. Vilnius, Gal Kaunas, kokius 3? kokios dar? Teisingai. 5. Neteisingai, 3. 3. How many teams? Yeah, from Lithuania. Maybe 2 or 1, One more. 3. Yeah. Okay. Gal kokie 3? Teisingai. 3. Teisingai. 3. Teisingai, sveikiname atsakys visus klausimus teisingai. Dovanojame jums kvietimus į varžybas mūsų, kurios vyks 22-24 rugsėjo. Pirmą kartą vyks kontinentinės taurės varžybos Kaune. Tai prašome maloniai atvykti. Žaisime kontinentinėje taurėje. Dalyvaus Kroatijos komanda Kauno ledo rūmuose naujuose. Su jumis buvo Kostas. Ausian. Ir kviečiame visus ateiti į varžybas ir iki greito. Paskutinis klausimas. Kokios šalies atstovas manote yra šis sportininkas? Iš kokios šalies? Lietuvos. Neteisingai. Nežinau. Latvijos. Ne. Nežinau. Suomis.